Ispanijos nekilnojamas turtas vis auga ir įgauna pagreitį, o tai atveda vis daugiau tarptautinių investuotojų į rinką, kurioje dabartinė pasiūla tiesiog nesugeba pasivyti paklausos ir tai verčia nekilnojamo turto kainas augti dar greičiau. Su palankiomis prognozėmis Ispanijos ekonomikai, mums, investuotojams, atsiranda daug patrauklių galimybių, į kurias verta pasižvalgyti. Šiandien noriu aptarti vieną jų, tai sutelktinio finansavimo platforma Indemo, kuri turi labai unikalų pasiūlymą investuotojams, norintiems gauti pasyvias pajamas. Smagiausia, kad pradėti galime nuo 10 eurų ir kompanija turi vieną stipriausių Europos lygio licenzijų, kuri sukuria stiprią reguliavimo ir saugumo pusę. Jei tai jūsų pirmas video, aš esu Emilis ir jūs atkeliavote į dividendų eksperimentą. Nepamirškite po video paspausti like ir subscribe, o aš savo ruožtu pasidalinsiu ne tik teoriją, bet ir praktiką. Ir šiame video suinvestuosime į vieną, o gal net ir kelis projektus. Pradėkime nuo investicijos supratimo, nes iš edukacijos atkeliauja milžiniškas rizikos valdymas. Indemo kompanija, apie kurią neseniai prašė ir verslo žinios, iš Ispanijos bankų perka atrinktas nekilnojamų turtų užtikrintas specializuotas skolas, kurių dabartiniai savininkai tiesiog nesugebėjo mokėti. Tai buvusios paprasčiausios būsto paskolos, kurios tiesiog tapo nemokios. Kitaip dar vadinamos NPL arba Non-Performing Loans, kas tiesiogiai verstusi kaip neveiksnios paskolos. Gal skamba sudėtingai, bet taip tikrai nėra. Kadangi bankas privalo valdyti savo rizikas, dažniausiai jie labai greitai atsikratinėja tokių nemokių įsipareigojimų, nes jie reikalauja ir laiko, ir išteklių, kurie bendrai kenkia banko pelningumui. Indemo šioje vietoje tampa tarpininku ir atrinktą turtą nusipirka su milžiniška nuolaida nuo realios turto vertės ir suteikia galimybę investuotojams investuoti į vertybinius popierius, kurie patys yra susieti su skola. Šioje vietoje nuolaidos gali svyruoti ir iki 50% nuo realios rinkos vertės. Tokiu būdu investuotojai skirtingomis sumomis gali investuoti į pasirinktus projektus ir uždirbti iš to turto realizavimo. Tai turime galimybę nusipirkti skolos vertybinių popierių, kuris yra užtikrintas jau pilnai pastatytų nekilnojamų turtų su potencialu duoti mums gerokai rinką lenkiančią grąžą, man skamba labai patraukliai ir manau, kad jūs irgi sudomins trumpa platformos analizė. Kadangi su pagrindiniu įrankiu susipažinom, ko tikėtis investuotojams. Pagal platformos pasidalintą informaciją 15% metinių palūkanų yra toks labai realistiškas rezultatas. Tad reikėtų vertinti, kad potencialiai grąža gali būti ir gerokai didesnė. Man šiaip labai patiko pačios platformos misija. Ji paslėpta pilname pavadinime Investment Democracy, kuris trumpinamas į Indemo. Platforma dalinasi anksčiau nesidalintų investavimo procesu su paprastais investuotojais. Reiškia, šie sandoriai dabar yra prieinami viešai, o ne tik už uždarų durų. Ir juos mes galime pasiekti su labai minimalia suma, kas yra 10 eurų. Vienas dalykas, į ką papildomai atsižvelgiu, yra kompanijos vadovybė. Visi turi gerų norų, bet turim suprasti, kad patirtis finansų rinkose yra labai svarbus aspektas, nes tai yra reguliuojama rinka. Čia kompanija gali pasidžiaugti savo suburta komanda, nes bendra bankų ir finansų sferos patirtis viršyje 90 metų. Tai skaičiuojam. 13 plus 18 plus 25 plus 23 plus 12 ir dar stipri teisininkų komanda. Tai turime 91 metus, plus dar 2 žmonės, kurie būtent atstovauja teisinę pusę, bei ryšių su investuotojais dar komandos atstovė. Taip pat reikia prisiminti, kad turima MiFID licenzija garantuoja 20 000 eurų draudimą pagal Europos direktyvą, ten šitas pavadinimas yra, ten 97-9 EC. Bet standartinių procesų reikia nepamiršti, kad jei Indemo nuspręstų dėl kažkokių priežasčių palikti savo veiklą, turtas tiesiog būtų perkeltas į kitą reguliuojamą platformą. Tai jis niekur nepradingsta ir netgi tas draudimas 20 000 yra labiau toks, jeigu kažkas labai blogo nutiktų platformai. Ir kaip visada, patikrinus Lietuvos banke, tai lb.lt, matome šią kompaniją su visomis veiklos rūšimis. Gerai, daug teorijos, o tai kur ta praktika? Keliaukim ir užsiregistruokim ir pasidalinsiu, kaip atrodo visa praktinė dalis, kadangi pats nesu užsiregistravęs, mane labai sudomino šitą platformą, dalinuosi visų procesų nuo A iki Z. Gerai, atsidarėm puslapį ir pradėkim procesą. Create account. Aš esu individual, Lithuania, milisabramavičius.com, milisabramavičius. Passwordą sukursim. Yep, create an account. Email verification. Let's get started. Tax identification number visą laiką dažniausiai būna asmens kodas, tiesiog jeigu Lietuvoje gyvenant, bet jeigu jūs gyvenat užsienyje, tai gali būti specifinis ten kodas, tai šitą irgi atsižvelkit.
Business owner. Education continue. Nope. Mini klausimynas apie mūsų kaip žmonių investuotojų patirtį ir ar suprantam riziką. Čia truputį apie mus daugiau informacijos būtent per tą prizmę, kur jau esame investavę ir ką jau pažįstam. Gerai, pradėkim truputį specifinį, kai mes atsidarinėjom banko sąskaitą. Labai panašus procesas yra nufotografuoti save, nufotografuoti ID, patvirtinti, kad jūs esate iš tiesų jūs. Allow, checking, thank you, submitted, continue. Gerai, completed, personal info. Save. Gerai. Add funds. First transfer must be made from your own personal bank account, corporate investors, bla bla bla. Paprasčiausias procesas, kaip mes norime pasipildyti sąskaitą, yra visą laiką tiesiog bank transfer. Tai šitą video išskirstysim į 2 dalis. Mes pirmiausia pasipildysim sąskaitą šiandien ir užbaigsime ir sekančią dieną, kai pinigai jau atkeliaus, už kokių 3 dienų pasidalinsiu visų investavimo procesu. Tai gerai, pirmiausia pavedimo, tai kaip visą laiką turėsit visą informaciją ir payment details yra viena svarbiausių dalių. Tai šitą vietą visą laiką paskatinčiau prisiminti, o kaip banko pavedimą padaryti, tai aš manau jūs jau žinote. Tai trumpam šitą vietą užpauzinsiu ir tiesiog padarysiu iš savo pusės. Gerai, pats procesas atrodo lyginamai paprastas, pasipildėm sąskaitą, tai tarptautinis pavedimas, suvedat payment details, kam pervedat, koks accountas ir kiek čia 2-3 darbo dienos, dažniausiai visi pinigai suvaikšto. Dabar akcentas bus, kad pirmą pavedimą visą laiką turėtumėte daryti iš savo sąskaitos ir realiai visą laiką iš savo sąskaitų pildomės, į savo sąskaitas persivedam, čia bus standartas. Statementai bus kažkas, ko mums reikės deklaruojant, tai withdraw yra tiesiog paprasčiausiai, jeigu mes norim nereinvestuoti, o pasimti pinigus atgal. Dabar products dalį peržiūrėsime, 2 pasirinkimai šiuo metu yra prieinami, į kuriuos galėtume investuoti, preliminari grąža, kiek užstatas ir taip toliau viską pasižiūrėsime. Ir portfolio, kadangi šiuo metu nieko nesu investavęs, tai mano galimos netgi automatinės investicijos kol kas bus paliktos tiesiog tuščios. Tai sekančiame video pasidalinsiu truputį išsamiau, kaip ir ką išsirenku ir į ką investuoju, bet čia jau bus už 2-3 dienų, priklausomai kaip greitai suvaikščios pinigai. Pauzinu šitoje vietoje ir susitiksim jau greitai antroje dalyje. Sveiki sugrįžę. Šiaip 1 diena praėjo ir pinigai jau suvaikščio. Tai tęsim toliau ir jungiamės iš karto į praktinę sesiją, kur painvestuosim į tam tikrus pasirinkimus. Tai Indemo nukeliavus tiesiai į pačią platformą, aš galiu iš karto matyti pagrindinius pasirinkimus. Tai reiškia patį žemėlapį ir šiuo metu 2 tuos vadinamus outstanding, kaip čia, notes, į kuriuos aš galiu pasirinkti investuoti. Tai čia vis tiek yra vertybiniai popieriai, kuriuos galime pradėti investuoti, lyginami mažomis sumomis. Tai 250 eurų suvaikščiojo ir dabar pasižiūrėkime, ką galime matyti šitame ekrane ir ką mums duoda būtent šitą informaciją. Tai atsidarius vieną jų, mes iš karto turime nemažai informacijos. Tai iš karto reikėtų žinoti, kad mes investuom ne į vieną objektą, į 8 objektus. Juos visus mes irgi galėsime pamatyti, jeigu nueinam į objects. Truputį daugiau apie tai papasakosiu biškį vėliau. Dabar expected return, tas 15,1 yra iš pačios platformos, tikėtina grąža gali būti gerokai didesnė, tuo pačiu, kaip visą laiką gali užtrukti ir gerokai ilgesnį laikotarpį, kas sumažintų grąžą. Tai čia visą laiką reikia įsivertinti, kad tam tikros rizikos yra, bet viena investicija jau iš savęs yra tam tikra, turi tam tikrą diversifikaciją, mes ne į vieną objektą investuojam. Paraleliai invested 89%, tai čia reiškia, kad 89% sumos, kurią norėjo sukaupti, jau yra surinkta ir liko tik tai paskutiniai 10%, kaip ir geras žingsnis, kai mes galime tame pačioje, kai sakant, pabaigoje investuoti, nes lyginamai trumpas laikotarpis, kol pinigai tiesiog sėdi nieko nedarantis, nes reikės vis tiek palaukti, kol tap 100%, kad iš tiesų, taip sakant, pasiektų. Bet kaip matote, liko mažiau negu 10%. Dabar flow yra
Vėl galite visą laiką nueiti ant kiekvieno ir jums papasakoja truputį išsamiau tą metrics, bet Flow yra jų vos neskaičiavimais, galim pasižiūrėti į patį žemėlapį, kuriame etape yra kiekvienas objektas, tai kaip greitai galimai sugrįš investicija atgal. Nes tie 24 mėnesiai, kurie yra įdėti čia nais, pavyzdžiui, pačioje pradžioje, tas, kaip terminas bendrai paėmus, nebūtinai privalomai turės išlaukti visus 24 mėnesius, tai gali sugrįžti mums investuotojams gerokai greičiau, jeigu, sakykime, nebus jokių kliučių. Paraleliai, jeigu bus tam tikrų kliučių, čia galime užtrukti ir ilgiau. Tai reikėtų žinoti, kad tas terminas yra toks labiau kaip guidance, kaip labiau negu iš tiesų tikras faktas. Ir šiuo metu galime investuoti apie 3000 eurų būtent į šitą pasirinkimą. Tai jeigu keliaujam per patį country, number of loans, kas per underlying asset, mane labiausiai ir domina tos vadinamos discounted debt, nes noriu išbandyti ir pats iš savo pusės, nes matau, kad tai gali būti labai efektyvus pasirinkimas. Iš karto matome gan didelį kiekį informacijos, taip sakant, initial principal, remaining principal, sink factor ir visi rodikliai labai smagiai, jeigu mes ant jų užeinam, galime matyti pačią informaciją. Dabar mūsų pinigai grįžta mums atgal, čia yra svarbus dalykas, at the maturity. Tai reiškia, kad kai iš tiesų visas šitas procesas praeis ir bus pinigai grąžinti atgal, jie atkeliaus mums vienu kartu su visomis palūkanomis. Nėra kažkokių išmokų, kaip kartais mes esame pratę ten kas mėnesį, kas pusmetį, kas ketvirtį arba dar kažkas. Ir rodikliai, price to value, price to debt, total debt amount, aš sakyčiau, kad būtų labai kažkas, ką reikėtų peržiūrėti. Ir visą laiką jūs galite truputį daugiau paskaitinėti, kas pats tas note yra. Dabar apie objektus mes galime į kiekvieną iš jų pasižiūrėti truputį daugiau, tai paimkime, kuris čia artimiausiai yra 76%, pasižiūrėkime į šitą townhouse. Tai pirma pats objektas yra, matom ir fotografijas, galime pasižvalgyti, kur jis yra, pats descriptionas, kas tai per objektas, kur jis yra, ką reikėtų apie jį žinoti. Tuo pačiu yra gan aiškus žemėlapis, kur mes galime priartinti ir pasižiūrėti, kur tas pats objektas. Tai realistiškai, jeigu lankytumėtės Ispanijoje, galėtumėte pasižvalgyti, į ką mesgi čia investuojame. Paraleliai kiekvieno objekto atskira informacija, jeigu tai yra kažkas, į ką norite gilintis truputį daugiau. Nepamirškite, kad profesionalų komanda jau praėjo šitą procesą ir atsirinko objektus, kurie jų manimų yra pelningi. Tai šitoje vietoje aš norėčiau palikti juos truputį prie darbo ir patvirtinti, kad man patinka ir pasižvalgyti, kaip tie rezultatai man ilgoje perspektyvoje iš tiesų, taip sakant, dėliosis atgal. Dabar dokumentacija yra labiau toks kaip external review, tai reiškia, kiek tas turtas iš tiesų įvertintas, ar tai ta informacija iš tiesų yra teisinga, neteisingai, ką reikėtų pasižiūrėti. Ir šita informacija, kad ji būtų ne iš pačios kompanijos, yra svarbu. Tai reiškia, kad pagalvokit, turto vertinimas, jis turi būti teisingas ir padarytas iš teisingų kompanijų, kad tai iš tiesų būtų vertinga informacija. Jeigu kas nors tiesiog sukurs random skaičius, tai mes visą laiką investuotume į nesąmonės. Vėl, šioje vietoje kompanija tikrai reguliuojama, prižiūrima ir ties dokumentais tikrai problemų, manau, nerasite. Dabar į ką dar papildomai atsižvelgčiau, tai yra tas labai linksmas akcentas mums investuotojams. Mums visiškai nieko nekainuoja investuoti. Tai reiškia, mes galime išsibandyti šitą platformą nemokamai ir kompanija užsidirba ne iš mūsų pusės, o būtent iš sėkmingų sandorių dalies, plus iš tų išieškojimų būtent. Tai kaip investuotojai mes sėdime tiesiog su pliusu. Flow mes jau praėjome, tai reiškia visas procesas, kur jūs galite irgi pasiskaitinėti ties kiekvieno objektų, kur, kada ir kas buvo padaryta, kas bus sekantis žingsnis ir kaip jis keliauja, tai vėl kai investuosim irgi bus progresas, kaip galime tai pamatyti. Map rodo objektus per būtent skirtingais Ispanijos regionus, tai kur tie objektai bendrai egzistuoja. Ir documents yra visa papildoma informacija, kurios tik galime norėti. Tai gerai, investuojam pusę sumos čionais ir investuojam pusę sumos į kitą objektą. Tai 130, invest. Pasižiūrim, kaip tai yra sunku. Close. Tai navigate the portfolio, monitor your investments, invest in Evernote. Ačiū ir keliaujam. Pirmą pasižvalgom. Pirmą pasižiūrim, kur šitas objektas yra. Vėl, turime Flow 68%, 8 itemai, visą šitą jau esame matę, visa informacija čia lyginamai ta pati. Flow rate'as irgi matote, kad kai kurie objektai yra jau gerokai toliau, kai kurie objektai visiškai ten pat. Turime mapą. Truputį kitokį, vėl išskaidytos investicijos, 24 mėnesiai, 5000 likę investuoti ir truputį mažesnė suma šiuo metu investuota. Plus visi dokumentai. Vėl,
Aš labiausiai tikriausiai akcentuočiau, kad pasiskaitinėkit, ką reiškia šitos informacijos ir tikriausiai vienas iš man svarbiausių rodiklių yra PTV. Tai už kiek kompanija realistiškai nusipirko turtą ir kiek jis yra iš tiesų įvertintas. Šitas rodiklis yra gan svarbus, nes jis gali nurodyti gerokai didesnę grąžą, negu mes galime tikėtis. Gerai, mano investavimo pasirinkimas čianais bus 120 ir mes pasižiūrėsime, kaip tai atrodys ilgojų laikotarpiu. Invested, close. Gerai, pas mane pinigų 0. Jeigu aš nukeliauju į savo portfolio, assets turėtų būti būtent visa informacija iš šitos vietos ir kaip matote, kai kurie iš jų yra per abu persidubliavę, kai kurie yra tik tai vieni. Paraleliai, jeigu aš nukeliauju į notes, tada mes turime 2. 8 čianais ir 8 čianais. Dabar tikriausiai vienas klausimas, kaip ten Ispanijoje šita kompanija atsirenka šitas verslus ir šitas kompanija. Tai reikėtų nepamiršti, kad profesionalų komanda atsirenka būtent specifinius objektus, kurie mato vertės ir tai nėra tiesiog, ką bankas pasiūlys, tą nusipirksiu ir tikėsiuos geriausio. Ir paraleliai reikia nepamiršti, kad turime labai specifinį įrankį, kuris anksčiau būdavo prieinamas tik instituciniam žaidėjam ir čia galime pamatyti gerokai didesnės grąžas. Tai man visai smagu, aš manau, kad tai gali atsirasti kaip gan didelė dalis mano portfelyje ateityje, ypač dabartinėme laikotarpyje, bet pagyvensim, pamatysim, norisi išbandyti pačiam ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Nu ir paraleliai reikia nepamiršti, kad yra paprasčiausia funkcija Invite Friends. Tai tikrai pakviesiu ir jūs išbandyti šitą platformą, nuorodą aprašyme. Tikrai pasiskaitykit, kas yra tas discounted debt, kodėl tai gali būti labai pelninga investicija jūsų ateityje, o aš tikriausiai kelių mėnesių bėgyje padarysiu apžvalgą, kaip mano portfeliui sekasi, ar kažkas pajudėjo, į ką galbūt reikėtų atsižvelgti ir ar yra kabliukų, kurie man patiko arba nepatiko ir kokios pirmos grąžos grįžo į mano portfelį. Tai tiek šiam kartui, tikiuosi patiko video, tikiuosi patiko platformos apžvalga, paliksiu papildomų nuorodų aprašyme, kur daugiau galite pasiskaitinėti apie pačią platformą ir visą reguliacijos dalį. Tai tiek.